Nesakau, gyvenimo lygio kėlimas. Tai jis reikalauja pastangų, ilgamečių. Tai yra, nėra va čia tokios... Per metus nepadarysim? Tai ko nepadarė per 20, čia iš vis patys išsirenka ir jau kitą dieną nekenčia. Taip. O ne? Taip. Keistas dalykas. Pamatysi, tik išsirinks ir jau kitą dieną, jeigu darysi apklausą, jau sakys, Seimas yra... Mes kalbam apie Seimą, tai tau tam Seime patinka ten 1, 2, 3 žmonės, o 137 nepatinka. Nu, ta emocija negatyvi nusveria ir tu vertini tą visą Seimą kaip visumą iš emocinės pusės ir ten tau dauguma yra nepatinkančių. Nejaučia ryšio su to, kaip jis vakar gėrė alų su kaimynu ir jie susiginčia, nes vienas paaiškėjo liberalas, o kitas, sakykime, socialistas. Taip. Tai kad jie kitą dieną eidami rinkimus ieškotų atitikmenų, tas, kur liberalas ieško, kurie čia ateita Seimą mąsto taip kaip aš. O tas socialistas ieško tų, kur mąsto taip kaip jis. Tai tada tas Seimas ir susidėtų proporciškai, vat kokių žmonių yra Lietuvoje. Toks būtų, į tam tie sąrašai buvo sudėti. Tai jie renkasi pagal, nežinau, ten ką, šukuoseną. Aš esu, pavyzdžiui, girdėjęs, pažįstu tokią moterį. Jinai balsavo, pamatė plakatą, sėdi ten kandidatas su savo žmonele, vaikutis, sako, labai gražiai atrodė, aš už juos balsuoju. Tai sakau, o apskritai, ką nors, žinai? Ne. Tai va. Tai ir turim dėl to tą rezultatą. Ir atrodo taip paprasta. Nu taip paprasta. Bet kas paprasta, tas labai sudėtinga. Vadėjai, gyvenime yra toks keistas dėsnis, kad žmonės sunkiausiai supranta paprastus dalykus. Ar sukursite naujų darbo vietų? Taip, nu ir vėl. Būtų tas žmogus čia su mumis, aš čia paklausiau, kaip jis įsivaizduoja Seimo narys tas darbo vietas kūrė? Nežinau, bet žmonės labai mažai ką supranta apie Seimo narių darbą. Kaip jam atrodo tas Seimo narys kurs darbo vietas? Dar įdomiau yra su to Singapūru. Tai nežinau, tie konservatoriai, ar jie nežino, ar jie galvoja, kad žmonės durni. Nu, Singapūre buvo toks Lee Kuan Yew. Jis tą Singapūrą tvarkė 30 metų, tai buvo diktatorius. Jis paėmė tą Singapūrą ir griežčiausių būdų yra jo knygos, galit pasiskaityti. Iš tikrųjų, jis tą Singapūrą pakėlė. Bet tai buvo autoritarinis režimas. Juodai autoritai. Po šiai dienai ten tie singapūriečiai įsigandę. Ten pabandyk tik numesti kokią šiukšlę ir nuorūką. Ten tada tai iš karto pagaus. Ir išmuštruoti. Ir aš labai abejoju, kad lietuviai norėtų tokią muštrą gyvenę. Labai abejoju. Vienas dar niuansas tom užsienio investicijom. Jos nelygi viena kitai. Nu, pavyzdžiui, 100 karšnikė. Lidlas atvirkščiai. Taip. Nu, tai jis pelna ir išveš. Bet sako, žmonės mokesčiusgi mokės. Nu, tai tvarkoj. Nu, gerai, įsivaizduoju, tvarkoj. Elona turi kokį nors prekybos... Gerai, mano bus Lidlas. Va, o mano bus, nežinau, Šmidlas. Lidlas, o mano Šmidlas. Anglam labai patinka grybo. Bet Šmidlas yra Lietuvos kapitalo įmonė, o Lidlas yra vokiečių. Lidlas moka, bet ir aš moku mokesčius. Taigi Šmidlas irgi moka mokesčius. Aš šitą teiginį girdžiu 30 metų. Kai pardavinėjo mažeikius už kapeiką, taigi sako, jie mokesčius mokės. Tai lyg tai mažeikiai prieš pardavimą nemokėjo mokesčių. Mokėjo. Nu, aišku, kad mokėjo. O Telekomas, kurį Suomiai nupirko, ką jis mokesčių nemokėjo? Nu, turėjo mokėti. Taip, bet pelnas likdavo Lietuvos valstybei. Mokesčius sumokėdavo tokios pačius, o juk Suomiai tai atėjo ne dėl to, kad mokesčius mums sumokėjo. Nu, turbūt, kad ne. Aš kartais galvoju, kad, žmonės, taip, ne. Lyg tai Suomija atvažiuoja čia sumokėti Lietuvai mokesčius. Jie atvažiuoja pelną gauti. Ir tada keliam klausimą. Tai vienu atveju pelnas išeina į Suomiją, kitu lieka Lietuvoje. Kur yra tikrai naudingos užsienio investicijos. Tai ten, kur mes patys negaminam kažko. Oi, kas jūsų galva didžiausia grėsmė Lietuvos nacionaliniam saugumui šiandien? Mūsų durnumas, jeigu jau šiaip.
Nepatiks lietuviam, oi. Mes elgiamės taip. Kodėl? Vat šitoj vietoje aš manau, kad nemaža dalis lietuvių supranta, kas darosi. O, tarp kitko, su Egidijum Klumbiu mes darom mitingą, aš beje režisuodavau tos mitingus. Kauniečiai nežino, bet jūs žygiuodavot pagal tokį mano scenarijų. Visas miestas judėjo, o kokį. Pavyzdžiui, buvo tokia idėja. Dar kai buvo nedrąsu, mes pasklydėm gandą. Ne gandą, o tokią informaciją, kad nuo 7 iki 8 visi išeina į Laisvės alėją pasipuošę ir prisideda trispalvę. Taip. Ir vaikšto nuo vieno galo iki kito. O dar dabar tai juokingai atrodo, tada buvo ir Elona, ir 7. Suveikė. Mama dabar, žinai, šiurpas. Jo, kaip flash mobai. Jo, išeina tie žmonės, tu žinai, čia 3, o dievai, tokie dalykai darėsi. Procesai vyksta į tą pusę ir ta ranka po truputėlį atsileidžia, nes jinai jau pati pavargus, supranti? Pavargus, raumenys nebelaiko. Ne? Tada reikia politinės valios turėti ir turim gerus pavyzdžius. Bet nereikia manyti, kad dažnai žmonės, kaip čia pasakyti, nori gauti kažką tokio, dėl ko reikia kovoti, bet kovoti nenori. Aišku. Yra gyvenime labai daug dalykų, kurių be kovos negausi. Tada klausėme tų saugumiečių, tai kuo jūs mane kaltinate? Tai atsakymas buvo vienas. Jūs kritikuojate Europos Sąjungą. Tai bet, o tai tada Merkel, kuri pasakė, kad beveik jau galas Europos Sąjungą. O čia prieš porą dienų, kad viskas jau, taip sakant, prieš mirtis, darykim kažką. Jokingiausia buvo, kai mes pardavėm Suomijos valstybei valstybinį Lietuvos telekomą ir vadinom tą privatizaciją. O nupirko Suomijos valstybinę įmonę. Ir dabar skambinamės telefonuku ir remiam Suomijos biudžetą. Pilamės Statoilo kolonėliai benziną, remiam Norvegijos biudžetą. Ir čia siejasi su ta transatlantinė sutartim. Vat žiūrėk kaip gauna. Vėl kaip grįžtant prie tų vasalų. Europos Sąjunga šiandieną priešinasi ir vakar buvo, palauk, kur, ar Berlyne, ar kur vėl buvo grandiozinė demonstracija prieš transatlantinę. Taip, Vokietijai turbūt. Vokietijai priešinasi, o lietuviai... O lietuviai už. Nes lietuviai šeimininkų ranką nekanda. Va. Ir Lietuvoje nėra nei žiniasklaidos, kuri visą tą fiksuotų ir pati. Mes gyvenam, Lietuvos visuomenė gyvena tokia kažkokia, žinai, atrodo, kad rožiniam pasaulyje. Nieko aplinkui vyksta grandioziniai dalykai. Bręsta konfliktas, kuris pakeis visą gyvenseną pasaulyje. Pas mus paklausai, kaip diskutuoja tos sisteminės partijos. Jos ten ginčina, kels algas, ten ne tą direktorių paskyrė, ten tas iš ano pavogė, ten aiškiai, tai svarbus dalykai, bet tai yra palyginti su tuo, kas čia vystosi, smulkmena tai yra, smulkmena. O štai tokio strateginio svarstymo aš niekur negirdžiu. Ir grįžtant prie to, ką reiškia 1 ar 3 balsai, tai net ir vienas balsas, jeigu turi ką pasakyti, kiek naudos. O kaip sako, kiniečių patarlė sako, ir vienas ryžio grūdas nusveria svarstyklės. Tai gal ir baigim šito? Tai gal nors viltingų gal pabaigai pasakom? Balsuokit už Liaudės partiją. Taip. Labanakt.